tą galima padaryti praktiškai tik tai individualiuose namuose, kur karštas vanduo yra ruošiamas pas jūs boileryje. Ta, žinoma, jums turėjo pasiūlyti santechnikas montuotojas, kuris montavo sistemą, arba jūs turėjot pasakyti patys, kad to norite. Norint turėti karštą vandenį prie maištuvo, reikia įsirengti recirkuliacinę sistemą. Kas tai yra? Tai yra karštas vanduo, cirkuliuojantis žiedu ir jį varinėja siurbliukas. TC-Flex sistemoje tą galima padaryti naudojant štai va tokią detalę. Tai yra labai palengvina, santechnikas puikiai pažįsta. Čia varinėjimas vanduo ratu ir jūs visada turite karštą vandenį prie jūsų maištuvo. Labai dažnai klausia to. Aš visada atsakau, svarbiausia, kad siena atlaikytų. O rėmas unitazų tikrai atlaikys. Visi Europoje gaminami fotinkiniai rėmai turi būti testuojami. Testavimas yra maždaug ties viduriu 400 kg valandą laiko. Ir tik tada įgauna sertifikatą EN 997. O dabar pasakykit, ar pažįstat nors vieną žmogų, kuris sveria 400 kg?